Greitai, labas. Tai mes Sabina. tiesiog pradėsim. Taip. Labas. Gerai, ar pirmas šito podcastas? Nu, ne podcastas, taip interviu galima gal sakyti, ne? Ne, tikrai ne pirmas. Visai neseniai teko dalyvauti podcasto filmavime, būtent su verslo žiniomis. Taigi čia antra mano tokia patirtis, bet manau, kad šita yra šiek tiek kitokia, nes ten buvo toks labiau į verslą orientuotas. Oficialesnis gal toks. Oficialesnis, o čia daugiau toks, galimybė papasakoti tai, kas labiausiai rūpi ir labiau gal nueiti į asmeniškumus. Mhm. Nu, mes irgi su Sabina, kaip tik, susipažinkit, susitinkam irgi. Dažniausiai susitinkam automobilių sportinę aplinkoje, šį kartą visai kitokioje aplinkoje susitikom. Tai ir kad auditorija labiau tave suprastų, susipažintų su tavim, gali papasakoti, pavyzdžiui, apie savo hobius, kokius turi. Tai iš tikrųjų mano turbūt didžiausias hobis, o netgi sakyčiau aistra, tai yra automobiliai. Esu visiškai pasinešusi, atsidavusi ir mylinti automobilius, automobilių sportą, viskas, kas yra susijęs su automobilių tuningu, greičiu. Ir tai yra tokia labai specifinė publika, žmonės, kurie vienijasi būtent tam tikslui, būti kartu ir leisti laiką mėgautis automobiliais ir jų galimybėmis. O kaip tau kyla tokia, pavyzdžiui, aistra, nes dažniausiai moterims būna patinka, ne visoms, aišku, bet tokie moteriški dalykai. Jo, prašyčiau čia netaikyti tų standartų, kad jeigu moteris, tai Barbie turi patikti čia rožinis toks sijonas, nors rožinis sijoną aš irgi turiu. Bet nuo vaikystės mano tėtis turėjo 2 dukras. Ir iš tikrųjų neturėjo sūnaus, bet išmokino ir mane, ir sesę, kad mes galėtumėm ir vynį įkalti, ir kažką padaryti pačios, ir automobilis visą laiką buvo mano gyvenime. Ir po to turbūt supko mane irgi tokia aplinka, kad tai buvo iš tikrųjų žmonės, kurie domėjosi, kas motociklais, kas automobiliais, vaikinai, tos temos. Tada atsirado dar pirmieji automobilių žurnalai, kur tikrai buvo perskaityti nuo pradžios iki galo ir po kelis kartus. Tai tikrai buvo labai įdomu ir, jau, sakykime, būdama netgi 18 žinojo, kad kompresijos ten negalima įpilti į automobilį su kibiru. Tai iš tikrųjų tos žinios yra ir ta aistra yra. Ir jinai tiesiog per metus jinai augo. Po to suvokiau, kad vairavimas tai yra būdas atsipalaiduoti. Vieni ten eina į džimą, kiti piešia paveikslus, treti į jogą. Man tai yra vairavimas. Tai yra receptas bet kokiai blogai nuotaikai. Tarkoj, tai kokį šiandienai sportinį automobilį turi? Aš vairuoju M3, klasikinį tokį automobilį. Klasika kodėl? Todėl, kad tai yra automobilis 2012 metų su V8 varikliu. Variklis yra atmosferinis ir tai yra paskutinis BMW atmosferinis variklis. Taigi tikrai kitoks garsas, kitoks skambesys. Pojūčiai absoliučiai nuostabus, o vasara tai yra kabrioletas, todėl gali numesti stogą ir mėgautis garsu, tai muzikos praktiškai nereikia. Vienas žodis - pasaka. Taip. Paliksim Sabinos socialinius tinklus, tai galėsit apsilankyti, pasižiūrėti, koks tas automobilis. O kokia dabar yra tavo pagrindinė veikla? Darbas turime, kokiai pozicijai labiau esi? Aš šiuo metu esu Joina Baltic generalinė direktorė ir valdybos narė. Tai iš tikrųjų yra kelionių organizatorius, kuris yra pakankamai naujas mūsų Baltijos rinkoje, bet labai ambicingas ir labai inovatyvus ir, sakyčiau, toks, laužantis standartus. Kodėl? Nes aš prisimenu labai tą pirmą pokalbį, tą atrankos pokalbį, kada mane kvietė prisijungti prie Joina Baltic kolektyvo ir mūsų pokalbis su akcininkais buvo apie tai, kaip aš įsivaizduoju ateitį, kokią komandą noriu kurti, kokias vertybės mes norime atnešti, koks yra tikslas buvimo rinkoje, nes rinka iš principo Baltijos šalyse yra labai prisotinta, yra labai daug didelių kelionių organizatorių, labai patikimų, stabilių, su gerais produktais. Tai ateinant į rinką, kurioje jau yra didelė konkurencija,
konferenciją, tu turi atnešti kažką naujo. Ir mes tada kalbėjome apie šeimos vertybės, mes kalbėjome apie tai, kad tai yra įmonė, kuri nepaisant labai sudėtingos situacijos Ukrainoje, nes Joanna Baltic yra kelionių organizatorius, kuris dirba tarptautinėse rinkose, bet turi ukrainietiškas šaknis. Ne? Tai šaknis yra iš Ukrainos, tai yra šeimos verslas ir būtent dėl to jie puoselėja tas vertybės. Ir mes apie tai kalbėjom ir paklausiau, sakau, kaip čia jūs įsivaizduojat, būsiu generalinė direktorė su tatuiruotėm, ne tokia ryški, tokia kitokia. Sako, ne, sako, Sabina, mes čia atėjom, kad laužyti standartus. Ir tas dalykas labai patiko. Labai sužavėjo, nes tu turi galimybę, įgaliojimus ir pasitikėjimą įgyvendinti tai, ką tu manai yra geriausia. Skamba super istorija. Tai taip ir yra. Iššūkių tikrai netruko. Ir aš manau, kad jų yra ir bus ateityje, nes būti tokioje pozicijoje tikrai nėra lengva. Deja, daugumai atrodo, kad, būsiu direktorius, tada galėsiu nedirbti. Tai kaip šiandien kalbėjom iš ryto pakeliui į studiją, kad taip nebūna. Kai užėmė vadovaujantis pareigas, tu turbūt dirbi dar daugiau negu eilinis darbuotojas ir kažkaip išsitrina ta riba tarp asmeninio gyvenimo ir darbo, nes jau nebeskaičiuoji valandų. Kiekvienas klausimas yra svarbus ir tu esi atsakingas už bendrą rezultatą, todėl negali sau leisti kažko tiesiog nepadaryti arba atidėti, ypač turizme, kur iš tikro viskas vyksta 24 valandas, 7 dienas per savaitę, 365 dienos per metus, todėl kad klientai nuolat keliauja, ar tai yra kalėdos, ar tai yra kūčios, naujieji metai, tavo gimtadienis, tavo vaikų gimtadienis. Visą laiką klientai yra kryptyje, kažkas gali atsitikti, gali vėluoti lėktuvai, gali kažkas atsitikti su viešbučiu, pervežimo metu. Pastaruoju metu mes visi matom, kad keičiasi ir geopolitinė situacija, labai greitai. Keičiasi, sakykime, ir klimatas, kuris irgi visokiausios audros ir taip toliau, netikėti ten žemės drebėjimai, miško gaisrai, visa tai labai stipriai įtakoja turizmą. Ir mes visą laiką turim būti pasiruošę, sekti įvykius, sekti rekomendacijas, ar saugų vykti, nes klientų saugumas yra pirmiausia, ar, sakykime, nepavojinga, ar viskas yra gerai, žiūrėti, kokie santykiai tarp valstybių yra ir stebėti tos visus dalykus, kad mes galėtumėm būti užtikrinti, kad ten, kur vežam klientus, yra saugų ir patikimi, ir kad jie gali ilsėtis, nes mes nešam už tai atsakomybę. Smagu kažką sužinoti naujoj nišai ir naujoj veikloj. O būna, kad susilauki skambučių naktimkim. Tik Sabina, mums reikia labai pagalbos. Taip. Tikrai taip. Tikrai taip ir čia be abejo nėra kuo labai stipriai didžiuotis, bet tokie atvejai atsitinka ir kartais tikrai būna, kad reikalinga yra pagalba arba skubus sprendimas. Ir būtent tada tu turi įsijungti, net jeigu tai yra naktis. Kaip minėjau, niekada nestoja, lėktuvai skrenda pastoviai, ta prasme, yra ankstyvi skrydžiai, yra vėlyvi išskridimai, yra nenumatyti tupimai dėl oro sąlygų, pavyzdžiui, skrendi į Vilnių, o lėktuvas nutupa Kaune, kaip, ką su keleiviais daryti, kaip pervežti. Be abejo, yra tam tikri veiksmai, tam tikri aktai, kurie numato, kaip kiekviena bendrovė elgiasi tokiose situacijose. Bet tu gali viską aprašyti, bet visada bus situacija, kuri bus neaprašyta. Ir svarbu sureaguoti tinkamai, priimti sprendimą tinkamą tam, kad klientas nenukentėtų, tam, kad įmonė ir jos vardas, reputacija nenukentėtų ir atitinkamai eiti toliau ir papildyti tą standartą, kurį turi. Nes turbūt svarbiausia išvada, kurią galiu padaryti, tai yra tai, kad mes privalome mokytis iš klaidų ir mes privalome jas aptarinėti, nes jeigu tos klaidos yra nutylimos, jeigu klaidos yra tiesiog, nesureikšminamos, suklydau, bet niekam nesakysiu, arba suklydau, bet mes apie tai nekalbėsim, neturiu tam laiko, nes jau darbai kiti vejasi, tai dažniausiai nepasidarysi išvadų ir nebus efektyvesni tolimesni veiksmai. Klaidas reikia analizuoti, iš jų reikia mokytis ir daryti išvadas. Tai yra būtinoji taisyklė versle. Tai jūs, aš kiek supratau dabar iš pokalbio, stengiatės rinkoje išsiskirti akcentuodami į vertybės viską, ar ne, ar kitaip? Mes rinkoje be abejo, kad vertybės akcentuojame, bet vertybės tai yra ne viskas, nes mūsų pagrindinis
tikslas yra keisti pasaulyježiūrą mūsų turistų, suteikti galimybės keliauti į naujas kryptis, į neatrastas kryptis. Pavyzdžiui, praėjusiais metais žiemos sezonui mes pasiūlėme Šri Lanką su tiesioginiu skrydžiu iš Baltijos šalių, tai yra iš Rygos, Talino ir Vilnius, galima buvo nuskristi tiesiogiai iš Šri Lanką. Šiais metais beje irgi galima. Yra techninis tupimas Bahreinė, tam, kad reikėtų pasipildyti kūro, bet keleiviai iš lėktuvo neišlipa, jie gali skristi į Šri Lanką tiesiogiai įsėdę į lėktuvą Vilniuje. Tai buvo naujas atradimas ir rinka labai džiaugsmingai sureagavo ir šita kryptis buvo pasiūlyta tuo metu, kai prasidėjo neramumai, Izraelis, Gaza, Palestina. Tada tikrai buvo toks nesaugumo jausmas ir klientai labai buvo tokie dvejojantis, sakykime, ar saugus skristi į Egiptą, nes ten yra labai artimai Izraelio ir Gazos siena. Tokių klausimų buvo labai daug ir mes turėjome pasiūlyti kažką, kur klientai tikrai jaučiasi saugus ir mes galime keliauti. Ir šita kryptis labai pasiteisino. Taigi, siūlyti naujoves, būti lankščiais, siūlyti geriausias sąlygas. Ir čia kalba eina ne tik apie kainą, čia kalba eina tiek apie skrydžio laiką, tiek apie patikimus partnerius kryptyje. Na ir be abejo, kad tai būtų kokybė aptarnavime kryptyje. Mes vis dar mokomės, mes dar jau esame labai jauna kompanija. O tai yra šioks toks ypatumas, nes Baltijos šalyse iš Ukrainos atėjusi kompanija, iš Ukrainos atėjęs Joinupas, Baltijos šalyse įsteigė pirmą, sakykime, Europoje įmonę ir pradėjo veiklą kaip kelionių organizatorius. Dabar veikla vykdoma ir Lenkijoje, ir Rumunijoje, Čekijoje, Slovakijoje, tai prasme plečiasi ir toliau mūsų grupė, bet Baltija buvo pirma. Ir be abejo daug tokių įvairiausių procesų buvo, nes skiriasi tiek teisės aktai, tiek žmonių mentalitetas, tiek bendrai procesai ir tie visi dalykai labai stipriai įtakojo. Taigi iš principo reikėjo tą pastatyti iš naujo. Ir mes tebe dirbame su kolegomis iš Ukrainos, nes turime didelį jų palaikymą, bet mes tebe dirbame keičiant pasaulyježiūrą. Tiek mūsų pačių darbuotojų visos grupės, nes visoje grupėje, kuriai priklauso tiek Joinup kaip kelionių organizatorius, tiek SkyUp kaip avialinijos, dirba virš 1500 darbuotojų, tai yra didžiulė įmonė. Baltijos šalyse Joinup'e dirba 60 darbuotojų per visas 3 Baltijos šalis, ir mūsų apyvarta yra virš 70 milijonų, tai tikrai yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti. Tikrai yra ką veikti. Vien šią žiemą mes į Egiptą nuskraidinsim virš 40 000 keliautojų, tai yra dideli skaičiai. Skambant gerai, šauniai. Įdomu dabar vis tiek, kai dirbtinis intelektas labai yra populiarus pasaulyje, ar kažkaip jūs savo srityse veiklose jį integruojat, ar per daug nežiūrite tą pusę? Šiuo momentu mes pradedam tik tai, sakykime, labai atsargiai bandyti šitą įrankį, nes matome, kad dirbtinis intelektas tikrai gali padėti ten, kur yra reikalingas greitas teksto vertimas, greitas, sakykime, teksto adaptavimas tam tikromis kalbomis, nes 3 Baltijos rinkos, tai yra 3 kalbos ir kai mes kalbame apie viešbučių aprašymą, tai yra dideli aprašymai, kurie yra sukurti dažniausiai anglų kalba, juos reikia išsiversti, tai yra dideli informacijos kiekiai ir kitų viešbučių būna per vieną kryptį, sakykime, 300 arba 400, kaip kokioj Turkijai, tai yra ką veikti. Ir čia mes matome, kad dirbtinis intelektas tikrai gali padėti. Taip pat mes esame bandę dirbtinį intelektą, kuriant, sakykime, tam tikrą grafinį dizainą, kuriant banerius. Tai tikrai labai įdomus įrankis, bet be žmogaus, sakykime, indėlio, arba be to, kad žmogus supranta ir žino, kaip tą įrankį naudoti, kad gauti tokį rezultatą, kuris yra reikalingas, jisai yra praktiškai bevertis, nes ta priežiūra, sakykime, žmogaus, kuris naudoja tą įrankį tik tai savo darbo našumui padidinti, yra reikalinga. Tikrai negali būti taip, kad šitas įrankis galėtų pakeisti žmonės, bent jau mūsų srityje. Dabar, kai tau pavyko vis tiek pasiekti tokią poziciją, čia ne kiekvienas žmogus gali ateiti ir patekti į tokią poziciją, tai įdomu, bet čia ir moterim būtent ypač. Ar tau buvo kažkaip sunku gal psichologiškai arba emociškai ateiti iki tokios pozicijos, kaip generalinės direktorės, tai nėra lengva ir nėra paprasta. Ar buvo daug iššūkių, arba kiti kažkokie pasitaikė dalykai?
Vienareikšmiškai. Ir tai tikrai yra labai sudėtinga ir aš džiaugiuosi savo pasiekimais, labai džiaugiuosi, kad turėjau, sakykime, visos savo karjeros metu savo kelyje žmonės, iš kurių galėjau mokytis, ne, ir kurie buvo mentoriai, kurie palaikė, kurie tikrai buvo vyresni, labiau patyrę. Bet aš karjerą pradėjau, sakykime, prieš gerus 20 metų. Tada buvo dar viskas visiškai kitaip. Ir galiu tikrai patikinti, manau, kad ir dabar tas dar galioja, galbūt šiek tiek mažesnė apimtim, bet moteriai padaryti karjerą yra sudėtinga. Ir tai yra faktas. Sudėtinga todėl, kad tu turi dirbti daugiau, turi rodyti geresnį rezultatą, turi dėti daugiau pastangų tam, kad jeigu renkasi ką paaukštinti vyrą arba moterį pasirinktų tave, tu turi būti dvigubai, trigubai geresnis. Ir aš manau, kad tą patvirtins visos moteris, kurios yra padariusios karjerą, kad tu turi būti labai geras. Prie viso šito yra didelis spaudimas visuomenėje, ne? Nes tu turi būti ne tik dirbti ir turėti pasiekimus karjeroje, tu turi būti prisižiūrėjus, graži, susitvarkius, turi turėti namus, turi išauginti vaikus, ne? Turi gaminti valgyti ir daug pareigų uždeda moteriai kaip tokiai visuomenės dalyviai. Tai tas spaudimas yra didžiulis, o tam, kad galėtum pasiekti, tikrai turi įdėti labai daug pastangų, mokytis ir motyvacija yra labai svarbu, bet dažnai būna taip, kad tai yra 1% motyvacijos, o 99% tiesiog sunkaus, atkaklaus darbo ir ėjimo į priekį. Ir aišku, yra ir pakilimų, ir kažkokių tokių nusileidimų, labai skaudžių, ir up and downai, tai yra absoliučiai normalu. Turi leisti savo tą išgyventi, turi leisti savo pabūti toje frustracijoje ir turbūt turi nustoti galvoti, kad privalai būti tobulas, nes tobulų žmonių iš principo nėra. Ir iš nesėkmių, kaip minėjau, iš klaidų irgi reikia tiesiog mokytis, be jų negali tobulėti. Tai va tie dalykai jie yra labai labai svarbus darant karjerą. O ar turi kokią nors istoriją, pavyzdžiui, kuri buvo labai sunki, arba buvo koks tai iššūkis ir tau pavyko su to susidoroti ir sakai, yes, man pavyko. Buvo toks įvykis? Aš manau, kad didžiausias iššūkis, kurį šiuo metu tebeįveikinėju, tai yra Join Up kaip kompanija, nes kai aš atėjau į šią įmonę, mes ją tik pradėjome kurti, ne, praktiškai pradėjome kurti nuo nulio. Dabar džiaugiamės mūsų pasiekimais, tikrai taip, bet mes tikrai dar esame tik tai pusiaukelėje. Mes turime dar daug padaryti, daug procesų sudėlioti vidinių, patobulinti kokybę, patobulinti tam tikrus mūsų vidinius procesus, komandą surinkti, plėstis galiausiai, ne, nes mes turim didelį norą plėsti mūsų kelionių parduotuvių tinklą. Turim tokį įdomų pavadinimą, nes mes nevadinam kažkokiais ofisais ar biurais, mes vadinam kelionių parduotuvę, travel shop angliškai. Tai visai neseniai mes atidarėme ir Vilniuje Oze mūsų kelionių parduotuvę. Tai planas yra labai ambicingas ir tai yra didelis iššūkis ir, sakyčiau, tai, ką aš darau dabar, man yra toks, viso mano gyvenimo turbūt darbas, ne, didžiausias, kurį aš labiausiai prasminu. O iš gyvenimo turbūt tokį dalyką, kur atsinešiau ir kurį prisimenu nuolat, tai buvo, aš tuo metu dirbau ir dar tik pradėjau dirbti draudimo srityje, nes iš principo į turizmą atėjau pakankamai nesenai, esu iš draudimo finansų veiklos. Mūsų tuometinis pardavimų vadovas vedė mums mokymus ir davė tokį gerą patarimą, sako, žmogus kaip pomidoras, ne, sakykime, įgauna naujų žinių, potyrių, kažkokių kompetencijų, auga, ir jisai iš tokio žalio visiškai mažiuko, ne, darosi toks didelis, raudonesnis, pilnesnis ir tada jau tu toks visas kompetitingas, jau viskas žinai, jau visas toks grandas. Ir sako, kas atsitinka su tokiu pomidoru? Kas atsitinka su to jau prinokusiu, tokiu didžiuliu, jau tokiu prisirpusiu pomidoru? Kas atsitinka su juo galiausiai? Sproksta, ne? Jeigu jis nesuvalgamas, arba supūna. Labai teisingai sakai, supūna. Tai
kai tik tu pradedi galvoti, kad tu viską žinai, viską valdai ir esi visame kame jau pats pačiausias, tada atsitinka tas momentas, kada tu arba supūni, arba sproksti iš to savo to ir aptaškai kitus. Tai palinkėjimas tuometinė mūsų pardavimo vadovo buvo, kad mes liktume tai žaliais pomidorais. Ne? Ir tol, kol tu esi žingeidus, tol, kol tu nori mokytis iš kitų žmonių, nori pripažinti, kad kažko nežinai, nori pripažinti, kad gali pasimokyti kažko iš žmonių, kurie, nežinau, turi žemesnės pareigas, yra jaunesni už tave. Ir tu priimi tą, esi tam atviras, tol tu gali tikrai tobulėti. Bet tuo momentu, kada tu pasakai, kad nu viskas, aš jau esu pats protingiausias, tada žinok, kad kažkas yra ne taip. Tvarkoj. Įdomu, ką tu rekomenduotum, šiaip bet su pomidoru geras pastebėjimas ir aš net galvoju, gerai, man šitą reikia įsisavinti dabar, nes labai geras pastebėjimas. Taip, o pavyzdžiui, ar yra, ką tu rekomenduotum moteriams, kad jos galėtų patekti į tokią poziciją? Ar tiesiog eiti į kokią nors darbą, pavyzdžiui, ir tiesiog taip turėti tą tokią viziją, gerai, dabar reikia man ten nusitaikyti ir kažkaip patekti, ar galbūt yra kažkokie gal mokymai, o galbūt mentoriai, kaip tu sakai, kurie moko to, ar kitos rekomendacijos? Saviugda tikrai yra labai svarbu, bet čia yra svarbu ir neperlenkti lasdos, nes tikrai negali išmokti kitas žmogus, kaip tau gyventi tavo gyvenimą. Tavęs nieks neišmokys šito. Tai vis tiek tai yra tavo pasirinkimai. Gali pasisemti galbūt kažkokių idėjų, va, čia išgirdau labai fainą, va, tas dalykas man patiko, bet svarbu neperspaust, nes lygiai taip pat reikia turėti laiko visiškam poilsiui. Dar prieisime ir grįšiu prie to klausimo, ką moteris turėtų daryti. Koks būtų mano patarimas to klausimo. Bet yra labai svarbu, dabartinė visuomenė labai stipriai mus visus spaudžia, ypač socialiniai tinklai, ne, puikus paveiksliukai, gražus gyvenimas. Aš pati labai dažnai sulaukiu klausimą, Sabina, kokį tobulą gyvenimą tu gyveni, ne, ten emkė, kelionės ir visa kita. Bet kas yra už to, tai nieks nemato, ne, o tikrai ta sunkioji dalis. Jo, gražus viršelis, o už viršelio yra gyvenimas. Tai labai yra svarbu savo, užsiemant saviugdą, leisti kartais ir suvirškinti tą informaciją. Tai reiškia, kad tu neturi nuolat būti užimtas, žiūrėti filmus, skaityti knygas, bėgiojant, skaityti podcastus, sportuojant, ten skaityti ir arba klausytis dar kažkokių motyvacinių video. Taip negalima. Tu turi turėti laiko, kada tu tiesiog gali pailsėti. Leis tau suvirškinti. Susivirškinti, nieko nedaryti. Nežinau, pažiūrėti visiškai jokio emocinio krūvio nenešančio programą, video, arba iš viso geriau nieko nepažiūrėti, tiesiog pabūti, tiesiog pagulėti. Nes labai dažnai jaučiam, okei, aš nenuvariau, aš galėjau, ne, vat prabuvau namuose ten, o galėjau padaryti tą, galėjau ten dar nueiti ir dar. Ir tada mes, tiesiog atsitinka toks momentas, kada tu esi tiesiog perkrautas tą informaciją ir jau nebegali funkcionuoti, tu jau nebesi efektyvus. O kalbant apie tai, ką moteris turėtų daryti, tai pirmiausia, moteris turėtų išlikti moterim. Tai yra nepaprastai svarbu. Antra, moteris neturėtų varžyti su vyrais. Mes tiesiog esam visiškai skirtingi. Čia nėra dėl ko varžytis, absoliučiai. Ir man visai netrukdo tai, kad vyrai kažkur yra stipresni ir aš nenoriu varžyti su jais dėl to, nes jie tiesiog yra kitokie. Yra vietų, kur moteris yra stipresnė už vyrą, yra kur vyras yra stipresnis už moterį. Ir tai yra natūralu ir tai yra normalu. Tai man tikrai nėra nieko baisaus tame ir tą pripažįstu ir su tuo yra labai lengva gyventi ir man patinka, kai man atidaro durys ir automobilio durys ir kai sumoka restorane už mane, man irgi patinka, nes tai yra savotiškas būdas vyrui parodyti rūpestį, ne, kad jis rūpinasi savo moterim. Tai tie dalykai tikrai yra labai okei ir vyrams tas yra labai svarbu. Jau, kai buvau šiek tiek jaunesnė, man visą laiką kildavo toks, ašgi galiu pati, aš viską galiu pati. Aš visą gyvenimą buvau savarankiška moteris ir
tapau vieniša mama, būdama 18 metų, tai irgi toks, žinai, krūvis, kada tu turi ne tik savim pasirūpinti, bet ir savo sūnum dar turi pasirūpinti ir įtampa yra didelė, ta prasme, turi būti savarankiškas, bet gyvenant ir dirbant Egipte ir Turkijoje, ten pasižiūrėjau pasaulį iš kitos pusės, nes ten vyrui, sakykime, būdavo didelis įžeidimas, jeigu tu net pagalvoji, kad tu gali sumokėti ir apmokėti sąskaitą, ne? Arba tu pagalvoji, kad tu kažką gali pati, nes jų kultūroje tas nėra priimta. Ir kai tu tiesiog leidi vyrams būti, o savo būti stipria būtent savo moteriškumu, tada tu gali pasiekti gerą rezultatą. Antras patarimas turbūt būtų tas, kad turėtum daryti tai, ką myli. Tai, ką tikrai myli ir tada tau nereikės dirbti. Kad ir kokias... Neša aistrą, ne? Taip. Kad ir kokios būtų sudėtingos situacijos. Aišku, netgi jeigu tu dirbi mylimą darbą, visą laiką bus kažkokie pakilimai, nusileidimai. Tai yra normalu, tai yra žmogiška. Bet kai tu dirbi nemylimą darbą, jį reikia palikti, nedelsant, šiandien, dabar pat. Nes nėra ko laukti. Nuo laukimo jisai labiau mylimas netaps. Ta prasme, prievartauti save yra pats baisiausias dalykas, kurį tu savo gali padaryti. Netgi vardan kažkokios karjeros, tikslo, pareigų, pinigų ar dar kažko. Prievarta prieš save yra pats dažniausiai pasitaikantis turbūt prievartos būdas. Žmonės labai dažnai tą daro savo netgi nesusimastydami, kad jie prievartauja save. Ir dėl ko, kam, kad ką. Kad būtum direktorė, nuo pareigų laimingesnis netampi. Tai ne veltui yra sakoma, kad laimė yra, ta prasme, toks dalykas, kuris tiesiog arba yra, arba nėra, arba moki džiaugtis ir džiaugtis to datuoju momentu, to skanių gėrimų, ne, to gražių rytų, švarė stiklinę, ten puikių vaizdų ir taip toliau, mylimų žmogum, šypsena, paveikslų. Daug tai yra dalykų, nežinau, katinas ateina murkiai iš ryto, jau gali džiaugtis, ne, nes tai yra ta akimirka, ta emocija. Tai vat, dirbant nemėgstamą darbą, yra labai sudėtinga pasiekti karjerą. Galima, bet sudėtinga. Tada tu tiesiog, atsisakai, tampi toks, žinai, kietas džiūvėsėlis ir viskas. Bet, kaip minėjau, moteris turi išlikti moterimi, turi būti moteriška ir tame yra jos stiprybė. Tai mylimas darbas yra antras dalykas. O trečias, turbūt sunkiai dirbti. Ir kryptingai dirbti, nes neturi būti jokio atsikalbinėjimo. Kaip minėjau, tam, kad tave paaukštintų, turėtum dirbti žymiai daugiau negu vyrai. Extra mile privalai nueiti, tam, kad tave pamatytų, tam, kad tave įvertintų. Dabar yra ten kvotos, sakykime, ne, tam tikrose įmonėse, kiek ten moterų turi būti valdymo organuose, kiek turi būti ten tam tikrų įmonių pareigybės, kiek turi būti užimtas moterų ir taip toliau. Bet anksčiau tokių dalykų nebuvo. Tai manau, kad netgi esant tom kvotam vis tiek privalai būti labai geras specialistas, nes tave visą laiką lygins. O ko aukščiau tu esi, to daugiau tave lygins su kitais, to daugiau tave žiūrės ir to daugiau tu esi pavyzdys kitiems. Ir tu negali sau leisti kažkokių silpnybių, klaidų ir taip toliau. Nes į tave žiūri, į tave lygiuojasi. Čia pat atsiranda aukštai etikos standartai, kurie irgi yra labai svarbus. Moteris, surašykit norinčias tobulėti. Gerai, o paminėjai saviugdą. Ar yra, ką galbūt rekomenduotum iš savo pusės moteriams ar perskaityti, pažiūrėti, kas galbūt joms irgi pagelbėtų ar tai karjeroje, o galbūt psichologiškai saviugdą? Šaltinių yra labai daug. Ir aš manau, kad čia mano patarimas būtų didžiausias tas, kad atrasti tas, kas jums patinka, ne? Nes tai gali būti arba knygų skaitimas, tai gali būti tų pačių podcastų arba motivacinių video žiūrėjimas, svarbu, kad tai daryti su saiku. Nerekomenduosiu tikrai kažkokią vieną autorius, nes labai yra daug krypčių, labai daug yra filosofijų ir kiekvienas žmogus, ne tik moteris, bet kiekvienas žmogus turi pasirinkti tai, kas jam labiausiai tinka ir kas jam labiausiai yra priimtina. Ja. O ar turi vieną knygą, kuri, pavyzdžiui, tau, skaitytum, kad tau labiausiai padėjo gyvenime? Laimės hormonai. Laimės hormonai, kur iš tikrųjų labai konkrečiai ir labai detaliai yra analizuojami cheminiai procesai, kurie vyksta mūsų organizme ir kai tu suvoki, iš ko kyla vienokia arba kitokia emocija
ir tu gali ją suvaldyti, tu gali suprasti, kokie cheminiai procesai vyksta ir kas yra kas, tas labai padeda, ta prasme, suvokimas. Emocijų išgyvenimas yra labai svarbus. Mūsų pasaulyje, vėlgi, mes esame spaudžiami socialinių tinklų, neretai yra draudžiama išgyventi kažkokią emociją. Nes, tu negali būti silpnas, tu privalai būti tobulas, nors iš tikrųjų neprivalai. Ir išgyventi tą emociją yra būtina. Ir pykti, ir liūdėsi, ir nusivylimą, ir leisti savo pabūti toje būsenoje, tik tai išgyventi tą sąmoningai. Ir ta knyga apie laimės hormonus, jinai labai padeda tai suprasti. Kita knyga, kurią labai rekomenduočiau, nepasakysiu dabar autoriaus, tikrai turiu labai prastą atmintį, visą laiką sakau, aš esu kaip auksinė žuvelė. Tai yra Radikalus atleidimas. Ir tai yra knyga apie atleidimo techniką, nes mes labai daug nešiojam tokių visokiausių nuoskaudų, kas mus nuskriaudė kažkada, kad psichoterapija mus moka, kad turim ten uždarytus geštaltus, ten turim viskas kyla ten iš vaikystės, iš tėvų, po to turim ten paauglystį, kažkas mus skriaudė, po to, nežinau, dar vėliau ir vėliau mes visą laiką turim kažkokių nuoskaudų tokių. Ir kol tų nuoskaudų neatsikratysiu, judėti į priekį iš principo negali, tu nebūsi laimingas. Tai atleidimas yra labai svarbus faktorius. Nenešioti su savim gyvenime jokių nuoskaudų, nes tai yra krūvis, kuris tiesiog yra tau ant pečių. Kitas žmogus jų nejaučia, kad tu jauti jam nuoskaudą. Jam nei šilta, nei šalta, tai yra tavo krūvis. Ir tai yra nereikalingas krūvis. Jis neleidžia tau judėti toliau. Tai ir kai tu išsilaisvini, atleidai visiems, tu esi laisvas judėti toliau. Ir patikėkit, rezultatas yra labai, labai jaučiamas. Tvarkoj. O dabar, kai esi Join Up įmoniai, tai ar, greičiausiai vis tiek planuoji ten pasilikti ilgam laiką, ar ne? Taip, tikrai tokie planai yra. Nes buvo įdomu paklausti, ar ilgam laikui tikrai planuoji likti, ar galbūt yra dar kažkokių alternatyvų? Mes čia visai nesenai beje kalbėjom su viena pardavimų vadovė iš didelio viešbučio tinklo. Kalbėjome apie tai, kiek, sakykime, vadovas arba pardavimų vadovas arba marketingo vadovas turėtų užsilikti, užsibūti vienoje įmonėje. Nes mes kalbėjome apie pavyzdžius, kai žmogus, pavyzdžiui, uždirba 20-25 metus vienoje įmonėje. Kaip tai yra, ar jisai yra prisitaikęs prie rinkos, ar jisai gali pradėti iš naujo, kas bus, jeigu rytoj neliks šito darbo, kaip tu gali, 20 metų atidirbęs ir atsidavęs, tu nieko nežinai realiai apie kitą pasaulį, tu nežinai nei kaip procesai vyksta, nei kaip jie vyksta kitose, sakykime, verslo srityse. Tai yra labai sudėtinga. Tai pasak mokslininkų, optimalus aukščiausio lygio vadovams laikotarpis vadovavimo vienai įmonė yra nuo 5 iki 7 metų. Labai dažnai yra pasirašomi, sakykime, su aukščiausio lygio vadovais trumpalaikiai tokie kontraktai, kurie yra labai konkrečiai laikę apibrėžti, priklauso nuo tavo rezultatų, nes vadovas, jisai yra atsakingas už įmonės veiklos rezultatus ir tu turi tikslą, sakykime, jį pagerinti. Tai aš manau, kad tikrai ne mažiau 5 metų būtina praleisti įmonę, kad tu galėtum pasakyti, kad taip, aš prisidėjau prie svaraus rezultato ir prie to, kad ta įmonė yra tokia, kokia yra dabar. O kiek tu, Sabina, esi laiko apskritai kaip generalinė direktorė? Tai šitoje įmonėje aš dirbu jau 2 metus, šiek tiek daugiau negu 2 metai. Tai yra mano patirtis generalinis direktorius šitos įmonės ir šitos srities. Prieš tai man teko vadovauti Latvijos įmoniai ir dar prieš tai man teko dirbti Lenkijoje įmonėje, kuriai irgi vadovavau, bet tai buvo kitas sritis, tai buvo viešbučių ir restoranų verslas. Irgi labai įdomu. Jo, tikrai taip. O dabar, aš manau, vis tiek esi jau nemažai sukaupusi patirties ir, čia gal mano bus per stipraus klausimas, nes čia dar daugiau reikia energijos ir laiko visam tam, bet ar buvo noro, pavyzdžiui, kažkada galbūt, kad ir kokia tai niša bebūtų, bet galbūt kažką savo imkimi kurti arba pradėti statyti? Gal tai su kelionėm tom pačiom arba galbūt dar su kažkokiu? Taip, tikrai toks noras buvo ir buvo netgi toks pabandymas. Ir aš turėjau tokią patirtį Lenkijoje, turėjau ir kelis savo restoranus. Tiesiog buvo turbūt netinkamas laikas. Netinkamas laikas, netinkama vieta. Beje, mes
Lenkams gaminom tradicinės lietuviškos virtuvės patiekalus, kurie buvo labai mėgiami. Mes turėjome Varšuvoje kelis restoranus, bet tai turbūt buvo netinkamas laikas tam. Arba aš pati nebuvau tam subrendus. Ar aš turiu tokių minčių, kad aš dar kažkada norėsiu kažko savo? Taip turiu. Ar tam yra tinkamas laikas dabar? Ne, nemanau, nes kol kas dar yra labai daug, ką reikia nuveikti. Jo. Bet iš principo taip, kažkur tai ta mintis nuolat kirba, kad jo, aš dar kartą norėčiau pabandyti. Nes šiuo atveju nesėkmė tą projektą tikrai negalėčiau laikyti, nes tai buvo daugiau patirtis, pabandymas, labai įdomi patirtis. Maitinimo verslas yra labai sudėtingas. Kaip mes visi žinom, labai konkurencingas taipogi. Labai buvo įdomu, kaip, sakykime, to verslo savininkai irgi turi pasakyti, kad tenka dirbti irgi 24/7, ne, kaip turbūt ir kiekvienas žmogus, kuris dirba pats savo, supranta, kad tu esi tiesiogiai priklausomas nuo rezultato, nieks neateis ir nesumokės atlyginimo. Tai tikrai yra labai įdomu ir tikrai labai norėčiau prie to grįžti. Aš mėgstu iššūkius vienareikšmiškai. Šaunu. Tai būtent taip ir nusprendėt, kad norit, ta prasme, Lenkijai pasirinkot todėl verslą, nes norėjot kažką kaip lietuvišką tiekti ten. Taip. Tai buvo toks momentas, kada šiaip dirbau Lenkijoje, nes aš turiu lenkiškų šaknų, nepaisant to, kad gimiau, augau ir manau, kad esu lietuvė, lenkiški šaknis yra, tai lenkų kalbą irgi mokėjau, dirbau tuo metu Lenkijoje lietuviško įmoniai ir tai buvo palankus metas, tiesiog pabandyti kažką savo ir, sakykime, tai tikrai buvo labai gera patirtis, labai įdomi patirtis, nes sulaukėm tikrai didelio pasisekimo, nepavyko dėja pritraukti papildomų investicijų, kurios buvo reikalingos, todėl šitą projektą teko parduoti. Nu, visgi kažkokia pamoka buvo. Tikrai taip. Tai, gerai. Dabar kas liečia vis tiek ir vadovavimą, nes tenka vadovauti, ar ne? Tai galbūt, o jums, pavyzdžiui, ar įmonė pati rengia kažkokius vadovavimo kursus, ar patiems kažkaip savarankiškai reikia? Eiti kažkur mokytis papildomai, kad gauti įgūdžių vadovavimą? Tai turbūt nėra taip, kad praėjai mokymus ir tu jau esi vadovas. Nu taip. Nes vien mokymų neužtenka, tai yra daug labai praktikos ir žmogus, specialistas, tam ir yra ta karjera ir augimas, ne? Kad tu galėtum sukaupti tam tikrus įgūdžius, tam tikras kompetencijas, kad tu galėtum augti pats kaip žmogus, nes vadovui yra labai svarbu ne tik duoti nurodymus, tai yra labai paprasta, tam nereikia jokių kompetencijų, nes aš visą laiką sakau, kad aš labai noriu, kad mano komanda mane matytų lyderiu, o ne vadovė. Ir kiekvieną kartą sakau, kad sėkmė tai yra komandinis darbas, ne kitaip. Tai tam, kad tu suprastum savo žmonės, tam, kad tu galėtum ugdyti savo lyderystės įgūdžius, kad tu suprastum, kokiame konkrečiame lygyje yra tavo žmogus, ne? Nes irgi darbuotojai būna labai skirtingose lygiuose. Gali būti, pavyzdžiui, naujai atėjęs darbuotojas ir jisai neturi žinių, 0 žinių, bet labai daug motyvacijos. Ne, tada jiems yra reikalingas vienoks vadovavimo lygis. Gali būti žmogus, kuris jau pakankamai ilgai dirba, jau viską žino ir jam reikalinga kitokia motyvacija, nes jisai jau toks, jaučiasi raudonas pomidoras ir biški nuobodžiaujantis raudonas pomidoras. Tai tam, kad jisai nesprogtų, jis turi gauti kažkokią naujų atsakomybę, būti įtrauktas į naują projektą, kad jam vėl pasidarytų įdomu. Nes kai tu jau viską žinai, jau tau nebeįdomu ir tu jautiesi, kad tu nebegali tobulėti. Tai va, ir iš viso yra 4, sakykime, tokie lygiai skirtingi: kompetencija, žinios ir laikas tarpusavį, kaip dėliojasi. Situational leadership vadinasi šitas metodas, tai irgi kam įdomu, galima pasižiūrėti, yra nemažai video laisvai prieinamų, tai tikrai tie dalykai yra labai svarbus. Tai pardavimo mokymai, nes aš save laikau visgi pardavėja, aš visada dirbau su pardavimais ir tai buvo mano, sakykime, arkliukas ir daugiausia pardavimo mokymai buvo. Galiausiai man teko ir mokyti kitus pardavimo įgūdžių ir po to jau atsirado vadovavimas, ne? Pradedi nuo skyriaus, po to pradedi nuo kažkokio departamento, daugėja žmonių skaičius ir taip toliau. Gali būti įmonės vadovu, bet turėti 5 žmonės, gali būti įmonės vadovu ir turėti 1 žmogų, save patį.
Gali vadovauti, sakykime, vidutinė įmonė ir turėti ten 50-70 darbuotojų. Gali vadovauti didžiulį įmonę, turėti 1500 darbuotojų. Ir tai yra skirtingas vadovavimas ir skirtingos kompetencijos yra reikalingos. Kodėl? Todėl, kad kai įmonėje, pavyzdžiui, yra 70 darbuotojų, ne viskas priklauso vien nuo manęs. Teisingai, mes įmonėje turime vidutinę grandį, vidutinių lygio vadovus, kurių vertė ir kurių buvimas įmonėje ir vaidmuo yra kritinis. Kodėl? Todėl, kad jie yra ta tarpinė grandis tarp tavęs ir komandos. Ir tai yra labai svarbu, kaip jie atliks savo vaidmenį ir kokią informaciją ištransliuos savo komandoms. Teisingai, nes kai tu turi 70 žmonių arba netgi 50 žmonių, tu negali su kiekvienu turėti kas savaitę pokalbį, pasikalbėti, kaip tu jautiesi, kas tavo gyvenime vyksta, koks tavo augintinis, ane? Ar tau viskas gerai, nes, mes visi esame žmonės ir atnešam dalį savo asmeninio gyvenimo į darbą. Tai tas dalykas yra labai svarbus, išgirsti, suprasti žmogų. Ir su visais tu negali pasikalbėti. Galiausiai ne visi gali užmegzti ryšį su vadovu, ne? Nes dėl skirtingų priežasčių. Kas vis dar sako tau jūs, ne? Ko aš tikrai nepraktikuoju, aš visą laiką labai kviečiu, kad man visi sakytų tu ir aš esu labai atvira ir bet kokį klausimą galima parašyti ir skatinu, kad žmonės kreiptųsi. Bet vis tiek, yra kažkokia riba, ne? Paprašiau ten kažkur rūkykloje pasikalbėti tarpusavę. Tai va, tas vaidmuo vidutinio lygio vadovų yra nepaprastai svarbus įmonėje. Wow. Ar turėtum kokius nors, žinome, kad auditorijai pas mus yra ir vadovai, kurie žiūri pakestus. Tai vadovai. Ar turėtum kokius nors 3 to patarimus vadovams, pavyzdžiui, iš savo patirties? Pasitikėti savo komandą, nes žmonės tikrai gali žymiai daugiau, negu mes galvojam, kad jie gali. Bet kartu su įgaliojimais kažką daryti, žmogui visą laiką ateina ir atsakomybė už jo veiksmus. Tai va tos dalykus labai svarbu yra papasakoti, išaiškinti savo žmonėms, bet leisti jiems būti aktyviems, leisti jiems įsitraukti, leisti jiems pasireikšti. Nes žmonės dažniausiai turi žymiai daugiau žinių, žymiai daugiau kompetencijos, negu mes galvojame apie juos. Ir jie gali daryti ne tik tai, sakykime, tokį gabaliuką darbo, kurį mes esame jam numatę, bet žymiai plačiau žvelgti viską ir prisidėti prie įmonės gerovės kūrimo. Iš asmeninės patirties galiu pasakyti, mes tikrai matėme pavyzdžių tokių, kai žmogus, kuris atrodo nieko išskirtinio neveikia, gavęs galimybę dalyvauti kitame projekte, atsiskleidė taip, kad visi sakė, wow, čia yra iš viso tas pats žmogus. Tai linkiu pasitikėti savo žmonėmis, linkiu ieškoti tų tokių perliukų, linkiu atrasti ir linkiu tikrai suteikti galimybę pasireikšti. Tai čia turbūt vienas toks būtų dalykas, ne, vadovams. Kitas dalykas, antras patarimas, tai turbūt būtų niekada nepasiduoti. Tai yra nepaprastai svarbu, nes kad ir kokia būtų sudėtinga situacija, mes visi žinome, kad jos būna įvairios, ne, ir kuo aukštesnio lygio vadovas esi, tos sudėtingesnės tos situacijos būna, bet reikia nepamiršti, kad kiti žmonės žiūri į tave, ne, ir kad tu esi jų motyvacijos šaltinis. Ir jeigu tu palūši, pasiduosi arba išreikši kažkokią tokią nusivylimą emociją, kuri galbūt tuo momentu netgi nėra tikra, tu gali užkrėsti labai kolektyvą tą savo negatyvę emociją. Tai jiems labai svarbu yra matyti tave kaip pavyzdį, kad tikrai tu kontroliuoji, kas vyksta, tu pasitiki tais procesais, kurie vyksta ir tu puikiai žinai, kur jūs einate. Tai tas turbūt būtų antras dalykas, o trečias dalykas, tai šiandien jau pakartojom ne vieną kartą šitą žodį, tai yra saviugda. Tai linkiu kiekvienam vadovui būti žalių pomidorų. Super. Tai visi turėtų būti žaliais pomidorais. Tikrai tai visus kviečiu būti žaliais pomidorais ir mokytis iš kitų žmonių. Nepriklausomai nuo amžiaus, pareigų, socialinio statuso, lyties, religijos. Tiesiog būkite atviri, pamatysit, koks gražus yra pasaulis. Ok, o pardavimai. Manau, kad, Užsikabinai, matau. Šaknys, taip, kažkur šaknyse yra vis tiek galbūt dar išlikę tie pamatai sudaryti. Ar turėtum, pavyzdžiui, 3 patarimus
pardavėjimus kažkokius iš savo patirties? Taip, tikrai taip. Ir iš tikrųjų, tai tie pardaviminiai patarimai, jie galioja ir gyvenime. Tai pirmas dalykas yra klausytis. Nes kai tu esi pardavėjas ir tu puikiai išmanai savo produktą, jau turi šiek tiek patirties rinkoje, ne, patirties su ankstesniais klientais, labai dažnai būna, kad tu ateini pas klientą ir jau žinai iš anksto, ko jam reikia. Arba einu ir žinau, kokį sprendimą tau pasiūlysiu. Bet iš tikrųjų reikia būti baltų ir tuščių lapų, kai ateini pas klientą. Baltas ir tuščias lapas. Uždavinėti klausimus, antras patarimas. Uždavinėti klausimus, atvirus klausimus. Ir klausytis. Ką tau sako klientas. Nesakyti, ko jam reikia, bet išgirsti, ko jam reikia. Ne tu ateini su sprendimu, klientas žino, ko jam reikia. Tai va tas yra pagrindinis kertinis dalykas. Ir trečias dalykas, kuris yra labai svarbus, labai sudėtinga taikyti iš tikrųjų gyvenime. Bus 4 iš viso. Tai vat antras, visą laiką uždavinėk po vieną klausimą. Nes jeigu tu užduosi 2-3 klausimus, tai dažniausiai išgirsi atsakymą arba į paskutinį, arba į tą, į kurį patogiausia atsakyti. Nieks tau tikrai užduosi 3 klausimus. Tai kaip ten buvo per vakarėlį? Ar matėjai Artūrą? O su kuo jis buvo atėjęs? Su kokia mergaitė? Ką jinai buvo apsirengus? Tai į kurį klausimą tau atsakys? Greičiausiai vieną. Teisingai? Jo buvau vakarėlį. Fainam buvo. O visa kita, tu negavai tos informacijos. Tai po vieną klausimą. Ir 4, tas paskutinis jau dalykas, pažadu, tai kai tu užduodi klausimą, kartais jis gali būti nepatogus, tai gali būti nebūtinai pardavimas su klientu, tai gali būti dėrybos, šiaip gali būti gyvenimiška situacija, kai tu kalbėsi su kažko. Užduodi klausimą ir lauki atsakymą. Nesufleruoji. Mes, kaip žmonės, ir tai yra žmogiška, labai dažnai norim įsiterpti. Uždavėm klausimą, pakibo pauzę ir mes norim padėti. Norim intuityviai atsakyti. Ar taip? Tau patinka automobiliai? Juk patinka, mačiau, kad vairuoji Audi. Matai, ta prasme, ateinu į pagalbą. Uždavė klausimą, leisk žmogui pagalvoti ir atsakyti. Laikyk pauzę. Tai yra labai sudėtinga. Bet laikyk pauzę. Tiesiog skaičiuok mintise. Lauk atsakymų. Įkask savo į liežuvį. Nepatarinėk, nes vėl neišgirsi tikro motyvo klientą, neišgirsi tikrą atsakymą, o savo pasufleruos. Tai va, tokie pardaviminiai patarimai. Super. Tai va, šitus perliukus, jie kažkada buvo labai vertingi, ir dabar yra vertingi, tai būtinai pasižymėkit, jeigu kažkam tai yra aktualu. O kai buvai pardavimuose, ar turėjai kažkokį galbūt, aš tenais jau taip manau, kad buvo gal kažkoks vienas mentorius arba guru, galbūt iš kurio tekdavo mokytis, kad dar didesnių žinių tame pasisemti. O buvo galbūt pas jūs apsilankęs, galbūt kažkada Darius Čiubonis, pavyzdžiui, ar ne? Tikrai buvo ir mes esam turėję mokymus su juo, aš tuo metu dirbau draudimo srityje. Daug įvairiausių mentorių buvo ir daug įvairiausių mokymų buvo ir, sakykime, ir Brian Tracy, pavyzdžiui, pas mus buvo, ir Olga Mason buvo iš Estijos tokia tikrai labai garsi coacherė. Bet turbūt tokie įsimintiniausi ekspertai, kurie organizavo mums mokymus, tai buvo tiek žmogaus studijų centro coacheriai, tiek OVC Consulting komanda. Jie tikrai iki šiol yra labai puikūs specialistai ir žinau, kad jie būtent ir save ūgdo ir toliau ūgdo savo kompetencijas. Tai ten mes turėjom su Tomu ir tokias individualias coachingo sesijos, kur būtent ir lyderystės įgūdžiai buvo ūkdomi, tai turbūt tokia didžiausia patirtis. Tikrai yra Lietuvoje puikių specialistų, kurie yra labai tikrai taip savo srities guru, labai protingi, labai daug žinių turi, labai didelį žinių bagažą ir tikrai nenusileidžia, sakykime, kitų šalių arba ten Jungtinių valstijų, pavyzdžiui, coacheriams, nes
labai didelis skirtumas yra mentaliteto. Turi būti viskas pritaikyti pagal šalį, nes tie pardaviminiai įgūdžiai arba pardaviminės technikos arba tos tiesos, kurios veikia, sakykime, Lietuvoje, visiškai neveiks Rumunijoje arba visiškai neveiks Lenkijoje. Yra tam tikri bendri dalykai, kurie yra vienodi visiems žmonėms, bet toliau viskas turi būti pritaikyta pagal kultūrą, pagal mentalitetą, lygiai taip pat kaip socialinė reklama arba, nežinau, ten ta pati grafika, ne, arba tų pačių paveikslėlių naudojimas, spalvų naudojimas, kas tinka Lietuvai, netinka Estijai. Mes esame labai skirtingi, tai negalima sakyti, kad aš čia išgirdau viską, bet vis tiek turi pritaikyti, praleisti per savo filtrą ir suprasti, kaip aš vieną arba kitą žinutę naudosiu. Arba, o šitą naudosiu, o šitos nenaudosiu, nes, aš turiu surinkti savo žinių bagažą ir tik tada galėsiu tą naudoti. Nes, negalėti eiti pas klientą, atidaryti knygos ir sakyti, o dabar aš tau panaudosiu tokią techniką, ant tavęs bandysiu. Tai va, tas turi natūraliai išsiugdyti. Tikrai labai įdomu. Užima laiko. Tiesa. Taip, dar vienas klausimas. Taip. Šiaip nežinau, ar čia tik tai aš tai girdėjau, ar čia galbūt tai iš vis net negalioja, bet kažkada esu girdėjęs, kiek teko irgi apie pardavimus, tai kad jeigu jau pradėjai eiti tą karjerą ir tampi pardavėju, tai jau tampi visam savo gyvenime ir visur tai natūraliai pritaikai. Kaip manai, tai tiesa ar ne? Taip, tikrai tiesa. Kodėl aš ir pasakiau, kad iki šiol esu pardavėja? Visada. Tas įgūdis niekur nedingsta. Tai yra profesinė liga savotiška. Ką tu bedarytum, tu gali tos įgūdžius ir tas žinias pritaikyti tiek versle, tiek asmeniniam gyvenime, tiek poroje santykiuose, tiek su draugais ir taip toliau. Tu puikiai supranti, kaip tai veikia, kokie yra principai viso šito. Ir tai labai stipriai palengvina gyvenimą. Kaip ir manau psichologas, ne? Vieną kartą įgyjęs tokias žinias, gavęs tokį išsilavinimą, pradėjęs tą taikyti, nesvarbu, kur tu dirbsi, tu vis tiek būsi psichologas, ne? Tai taip pat yra su pardavėjais. Taip tai yra visam gyvenimui. O dabartinėje srityje tenka, jeigu tenka, tai pavyzdžiui, kuriuose tiksliai vietose dar užsilieka tų pardavėjo įpročių tokių pas tave dabartinėje srityje? Dėrybose su partneriais be abejo, savo kolektyvo ugdyme, visai netrukus aš planuoju lapkričio ir gruodžio mėnesiais turėti mokymus darbuotojams. Kiekvienoje šalyje mes planuojam tiek streso valdymą turėti, tiek kelio į klientą mokymus. Man teks prisiminti tos gerus laikus, kada vedžiau mokymus pardavimų žmonėms ir pasižiūrėsim, ar tie, sakykime, ir mokymų vedėjo, ne pranešėjo įgūdžiai išliko. Šiek tiek jaudinasi dėl to, bet labai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Jeigu įmanoma, aš būsiu savanoris ateiti, pažiūrėti, pasiklausyti. Jo, galėsim online tave paimti. Online, tvarkoj. Kokie būtų tavo, realiai nebeliko beveik šitų metų, tai galbūt kitaip paklausia, kokie yra tavo kitų metų tikslai, jeigu turi tokius nusistačius jau dabar? Kitais metais mano tikslas yra pakeisti automobilį. Gerai, ne pakeisti automobilį. Padidinti automobilių parką. Padidinti automobilių parką, nes šito automobilio tikrai negalėsiu atsisakyti. Jau visi man sako, ar čia visam gyvenimui. Sakau, jo, čia visam gyvenimui, jau anūkams tikrai šitas automobilis atiteks. Tai praplėsti automobilių parką, aš tikrai turiu tokią svajonę. Tokį tikslą. Ir kitas dalykas, tai aš tikrai norėčiau įgyvendinti vieną projektą, kuris yra susijęs su, sakykime, visiškai kita sritimi, nėra susijęs su turizmu, bet tiesiog konsultuoju ir padedu su vienu verslo projektu ne Europos Sąjungoje, tai labai noriu pamatyti, kaip jisai išaugs į tą tikrą projektą ir kad jisai bus įgyvendintas. Tai jausiu tokį vidinį pasitenkinimą. Tai va, čia turbūt du tokie dalykai. Ir tikslas dar šiems metams, tai būtinai tikslas, kurį jau atidėlioju daug laiko, nes tikrai labai daug keliauju ir neturėjau tam tinkamai laiko. Tai yra be abejo tai, ką mes irgi šiandien iš ryto su tavim aptarėm kelionės metu čia, tai yra Rotary klubas. Ne? Tikrai norėčiau prisidėti prie to, nes aš jaučiu, kad galiu
atiduoti, galiu dalyvauti tam tikrose socialiniuose projektuose, nes socialinė atsakomybė, labdara ir visi kiti dalykai yra nepaprastai svarbu. Ta prasme, kuo daugiau tu atiduodi, tuo daugiau tu gauni gražos. Tai easy go, easy come. Aš norėčiau šiek tiek perfrazuoti šitą patarlę, tai kuo lengviau paleidi, tuo lengviau ateina. Tai tas tikrai veikia. Labai gražus tikslai. O ar išduosi, kas per projektas? Ne, neišduosiu. Gerai. Nes laimė mėgsta tylą, tai tikrai kol kas ne. O labai tikiuosi, kad jeigu viskas pavyks, tai kitais metais susitiksim kitam podcast'ui ir galėsiu viską papasakoti išsamei. Nu, super. O ar išduosi tada, kas per sekantis automobilis? Na, čia tikrai galiu išduoti, tai BMW markės aš be abejo niekaip negaliu atsisakyti. Girdėjau tokį patarlę, turbūt tu irgi girdėjai, kad BMW vairuoja tie, kurie ten dar negali Porsche nusipirkti, bet ruošiasi, bet aš tikrai ne. Pasižiūrėjau viską, kas yra ir visgi BMW tai yra ta markė, kuri priverčia širdį plakti greičiau, tai labai norėčiau M8. Nu, super. O, kitų metų tikslai yra tikrai super gražus. Tvarkoj, ką Sabina, buvo labai smagus ten pasikalbėti, kad Ačiū labai, man irgi. Įvairiais patarimais, įvairiom istorijom ir aš tikiu tikrai, kad žmonės ras ką pasisemt. Aš radau ką pasisemt, tai tikrai garantuoju, kad ir jūs rasite, jeigu atidžiai klausysit. Ir ką, buvo labai smagu. Ar padarom tą konkursą minėtą? Jo, galim, be abejo. Tai kadangi šiandien kalbėjom daug apie skrydžius, keliones, lėktuvus ir visus įvairius kitus dalykus ir kadangi pas mus Sabina yra tarp kelionių organizatorių srities, tai mes norim jums padovanot 100 eurų dovanų čekį, kurį galėsit panaudoti įvairiai. Tai pavyzdžiui, įsigijant arba keliones, arba lėktuvo bilietus, tai dovanų čekį padovanosim, ten tikrai bus visos sąlygos, kaip galima jį panaudoti, iki kada galima panaudoti, o jūs būtinai dalinkite šito video, dalinkite šitais patarimais, jeigu manote, kad jie tikrai yra naudingi ir galėtų praversti esamiems arba būsimiems vadovams. Ir komentuokit, nes taip irgi yra šansas laimėti. Tai mes pabūsim irgi šiokie tokie kalėdų seneliai prieš kalėdas ir tokia būtų mūsų paskutinė žinutė. Tai ačiū visiems, ačiū tau ir iki. Iki.